Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra tęsia savo leidinių seriją skirtą mokyklų ir mokytojų sėkmės istorijoms. Išleidė pirmą knygą, kurią pasiryžo rašyti virš 27 mokyklų. Pamatėme, kad tokio pobūdžio leidiniai yra gan populiarūs mokyklose, seminaruose, konferencijose. Dažnai yra nagrinėjamos mokytojų nufilmuotos pamokos, aiškinamasi pamokos problematika, uždavinio kėlimo klausimai. Todėl išorės vertinimo metu ne tik bandome pateikti mokykloms vertinimo grįžtamąjį ryšį, grįžtamą informaciją, bet ir ieškoti tų sėkmių, kurios kiekvieną dieną, kiekvienoje mokykloje yra sukuriamos. Galbūt problema yra ta, kad ne visada mes sugebame atpažinti sėkmę arba pripažinti, kad tai yra sėkmė. Todėl išorės vertinimo filosofija ir akcentuoja, kad vienas iš vertinimo tikslų gerųjų praktikų, kasdieninių gerųjų praktikų atradimas, sutarimas dėl jų pasidalinimo ir, aišku, jų stebėjimas ir teigiamų priimtinų dalykų perkelimas į savo kasdienę veiklą. Naująją sėkmių istorijos seriją mes šiek tiek keičiame pačią idėją ir tai nebus leidinys skirtas kelioms mokykloms, o daugiau fokusavimas į tas problemas, kurios yra išryškinamos išorės vertinimų metu. Dažnai mokytojų auditorijose kalbama, kaip individualizuoti mokymą, kaip diferencijuoti mokymą, o koks vertinimas pamokoje būtų geras, kaip integruoti kelių dalykų pamokas, kaip burti vaikus mokytis bendradarbiaujant. Ir būtent ši nauja nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros leidinių serija ir bus skirta šitoms problemams aptarti. Džiugu, kad kuo toliau, tuo labiau vis randasi mokytojų, kurie išdrįsta atverti savo klasės duris, įsileisti kamerą, pristatyti savo sėkmingą patirtį ir leisti ją aptarti, leisti ją diskutuoti visoms Lietuvos mokykloms. Tai tikrai mes ir toliau skatinsime mokyklas ir mokytojus atsiverti, pateikti savo sėkmes, o svarbiausia jas pripažinti ir negalvoti, kad tai, kas vyksta kasdienėje veikloje, yra kažkokia rutina, o iš esmės kiekvienoj pamokoje tiek mokinius, tiek mokytojus aplanko didesnė ar mažesnė sėkmė. Jeigu šie leidiniai pasitarnaus bendrai visų Lietuvos mokytojų sėkmės paieškoms, tai manome, kad tikrai mūsų darbas pasiteisins ir sėkmių istorijų mes turėsime kiekvieną dieną įvairiose Lietuvos mokyklose. Istorijos mokytoja ekspertė Lina Kostiukovienė iš tikrųjų yra mokykloje mokytas lyderis, kadangi tai yra mokytoja mentorė, kuri padeda jauniems specialistams mokykloje. Tai yra švietimo konsultantė, kuri padeda netgi ir administracijai mokykloje įvairiais klausimais. Ypatingai įdomios mokytojos pamokos, kadangi pamokose
jau eilę metų taiko aktyvius ugdymo metodus, kurie skatina mokinių motyvaciją. Mokiniai noriai eina į mokytos pamokas ir džiugu, kad mokytojas sugeba mokinius nukreipti tą linkmę, ko ir mokytojas siekia. Gražūs santykiai tarp mokytos ir mokinių, gražūs santykiai tarp mokytos ir kitų kolegų. Mokytoja turi didžiulį autoritetą mokykloje. Tai iš tikrųjų yra tikras lyderis, į kurį mes džiaugiamės, kad mes turim tokią mokytoją ir manome, kad mokytos patirtis iš tikrųjų verta paskleisti kuo plačiau tarp šalies kolegų. Šiandienos visuomenė kelia pakankamai didelius reikalavimus mokymui ir mokymuisi. Kiekvienas mokytojas susiduria su pakankamai nemažomis problemomis. Kaip suderinti diferencijavimą ir individualizavimą. Kaip derinti mokymą ir mokymąsi. Todėl mes su savo mokiniais ieškom savų kelių, kaip tas problemas spręsti. Kol kas aktyvaus mokymosi metodai ir refleksija nuolatinė, vertinimas ir įsivertinimas yra mūsų pasirinktas kelias. Šiandien pamokoje mes naudosime metodą durstinys ir vieną iš aktyvaus mokymosi struktūrų įmagnetintos santraukos. Tikiuosi, kad mokiniai turės galimybę pirmoje dalyje pabendrauti tarpusavyje, pakartoti, pasijausti saugesniais. Antroje dalyje, rengdami pristatymus ir juos pristatydami, mokiniai daugiau jau parodys, ką jie turėtų žinoti. Kartu mes susitarsime dėl vertinimo kriterijų ir rodiklių, nes sekanti pamoka yra diagnostinė patikra, yra atsiskaitimas už darbus sąsiuvinyje, už darbus pratybose. Pati 8 klasė yra pakankamai energinga, įdomi, įvairi. Todėl tikiuosi, kad su šiandien dienos keliamais uždaviniais mes susidorosime. Susidorosime, jeigu pajėgsime atkurti tą kasdieninę atmosferą, kurią mūsų kiekvienoje pamokoje. Ir aišku, priklausys nuo to, kaip mes sugebėsim atgaminti žinias, jaustis laisvai, kaip mes bendradarbiausime, kaip mes noriai dalinsimės informaciją. Tikėkimės, kad mus lydės sėkmė. Taigi, sveiki susirinkę į istorijos pamoką ir pirmiausiai pagalvokim apie tai. Dirbsim visi kartu, todėl mūsų nuotaika, mūsų nusiteikimas yra labai svarbus. Pasimatuokime, kokia yra pradžioj pamokos. Taip, tai yra 0 ir dabar, jeigu kam nors yra šiuo metu nuotaika nekokia dėl vienokio ar kitokių priežasčių, tai reiškia šiek tiek parodykim draugam, kad čia mano nuotaika yra nelabai. Bet jei mes nusiteikę dirbti pilnu pajėgumu, tai tada pirmyn. Mūsų nuotaika, mūsų nusiteikimas. Ačiū. Mūsų pamokos tema šiandien ankstyvieji viduramžiai. Apie juos mes pradėjom kalbėti dar prieš 6 pamokas, o šiandien mes turėtume pakartoti, apibendrinti. Bet ne tik prisiminti, kartoti ir apibendrinti, o prisiminkit, kad sekančią pamoką yra diagnostinė patikra, reiškia kartu tie dalykai, kuriuos mes išskirsim kaip svarbiausius, tai ir bus vertinimo kriterijai ir rodikliai. Šiandien mūsų pamokos uždaviniai siesis su ankstyvaisiais viduramžiais. Ir tai yra laikotarpis, kai turbūt nei vienam iš jūsų nėra naujiena, kad tai laikotarpis, kai vakarų Europoje kūrėsi valstybės, kai nauji valdovai stengiasi perimti buvusios Romos imperijos patirtį, pasiekimus, vartojo lotynų kalbą. Taip? Apie 5-6 amžių Europos žemėlapis atrodo maždaug taip. Tai yra labai ryškiai išryškėjusi Bizantija,
besikurianti Frankų valstybė, tautų genčių migracija ir vaizdas pabaigoje, tai yra apie 1000 metus, vakarų Europoje jau susikūrusios valstybės, jos yra valdomos monarchų, tiesa, galbūt neturi tokių labai griežtų sienų, ribų kaip šiandieninės valstybės, bet vis tiek tai yra teritorija, tai yra valdžia. Tiesa, monarchas valdo su pagalba savo pavaldinių, vasalų, kurie dažnai turi savo vasalus. Apie vasalinius santykius, feodalinius santykius mes kalbėsim nagrinėdami sekantį ciklą. Todėl mūsų su vasaliniais santykiais ir feodaliniais santykiais yra tik pirminė tokia pažintis. Bet valstybė, ankstyvųjų viduramžių valstybė, mums yra pakankamai neblogai pažįstama. Ir štai vakarų Europa 12 amžiuje. Tai yra susikūrusios valstybės, kai kurios jau spėjusios, kaip Frankų imperija, spėjusi suirti, ar ne? Ir tik Pabaltijos, tik lietuvių žemės vis dar nematom susikūrusios valstybės. Antras labai svarbus bruožas, apie ką mes kalbėjom, ir šiandien mes turėtumėm tuo taip pat remtis, kad viduramžių visuomenė yra persmelkta tikėjimu Dievu. Plinta krikščionybė, krikščionių bažnyčia vakarų Europoje turi didžiulę įtaką, bet nepamirškim, kad viduramžiai tai ir kitos šiandien pasaulinės religijos pradžia. Tai yra, gal padėsit? Krikščionybė ir islamas. Taip, ir mūsų uždaviniai. Mes šiandien naudosim 2 aktyvaus mokymosi metodus, tai yra durstinį, jums puikiai pažįstama, ir įmagnetintas santraukas. Todėl jau ir pirmojoj daly mes įvedam tas sąvokas, įmagnetinti žodžiai, įmagnetintos santraukos, bet jums ir metodas, ir struktūra yra pažįstami gerai. Todėl jūs naudodamiesi įgytomis žiniomis, savo patirtimi, naudosit žemėlapius, savo minčių žemėlapius, kuriuos kūrėt kiekvieną pamoką. Naudodami durstinio metodą kartosite, apibendrinsite ir išskirsite bent 10, ne mažiau 10 detalių kiekvienai įmagnetintam kiekvienam žodžiui. Tai yra buvusio ciklo temoms. Taip? Toliau antroj daly mes šiek tiek persiskirstysim grupėmis ir kiekviena bendradarbiaujanti grupė, naudodama strategiją įmagnetintos santraukos, iš mano pateiktų detalių turėsite parengti įmagnetintą santrauką. Kitaip sakant, jūs parengsit plakatą ir to plakato pristatymą. Tai, ką jūs išskirsit, ką sudėsit į tuos savo pristatymus, tai ir bus mūsų susitarimai, ką mes turėtumėm žinoti, baigę ankstyvuosius viduramžius. Nepamirškite, kad pristatydami mes būtinai turim akcentuoti pagrindinius įvykius, pokyčius. Jeigu mokomės istorijos, mums labai svarbus laikas ir vieta, reikšmė, priežastis. Todėl savo darbus pristatydami pamėginkite tai išskirti. Ir aišku, jeigu mes dirbam bendradarbiaudami, mums reikia tam tikrų susitarimų ir tikiuosi, kad šiandien mes ypatingai didelį dėmesį skirsim laiko reglamentui, todėl kad daug darbelių turim nuveikti, kad mums pasisektų, kad jūs geranoriškai dalinsitės informaciją, padėsit vieni kitiems, taip pat man, kiek aš jums padėsiu, ar ne? Ir ypatingai dėmesį kreipkit, kada reikės pasiskirstyti į ekspertų grupės, sugrįžti atgal į namų grupės arba persiskirstyti. Ten mes turim taip pat taupyti laiką. Tikiuosi, kad mums pavyks. Ir tada mes šiandien ir pradedam. Taigi, visų pirma, jūs sėdite namų grupėse ir pamėginkim įsiskaičiuoti 1, 6. Šitaip pasiskirstysim kiekvienas po vieną temelę. Taigi, greitai grupėse. Taip.
Pasitikrinkim dėl viso pikto. Pirmi yra visur, antri, visur, treti, ketvirti, penkti, šešti, viskas. Reiškia, nepasiklysime. Taip, ir jūsų numeris, jūsų skaičius atitinka vieną iš buvusio, išnagrinėto ciklo temų. Taigi pasiruoškite savo minčių žemėlapius. Kiekvienas savo minčių žemėlapį ir keliaujam pasitarti, aptarti į ekspertų grupės. Atidžiai žiūrėkim. Pirmieji, antrieji, tretieji, ketvirti, penkti, šešti. Jau visi? Kas pasiklydo? Ketvirti, štai ten. Pabijojot? Taigi, ekspertų grupėse jūs turit išrinkti, susitarti savo minčių žemėlapiuose, pabraukti, pažymėti bent 10 detalių, kurios derėtų, kurias trauktų į magnetintą žodis. Tai yra jūsų temos pavadinimas. Taip? Ir pagalvokite, kaip greitai pristatysite namų grupėje savo susitarimus. Tiesiog kitiems turėsit priminti. Turite nedaugiau kaip 3 minutes. Atsiprašau, kad aš jūs trukdau, bet krikščionybė ir... Kas ne taip? Ar viskas tinka? Kažkas ne taip. Krikščionybė yra religija, ne? O po skilimo mes turime 2 bažnyčias. Tai slavai irgi, rytų slavai priėmė daugiau iš Konstantinopolio, tai kas yra stačiatikybė, o vakarų? O stačiatikybė nėra krikščionybė? Ar Tai krikščionybė. Ką jūs pamirštat? Nepasimeskit, katalikai. Tiesiog iškrito vienas žodis ir jūs krikščionybę su katalikybė sutapatino 2 savokas. Ar kam dar labai trūksta laiko, ar galim baigti? Tai dar 2-3 sekundės, jeigu kažkas nespėja užbaigti pasakyti frazės. Gerai. Ir tada grįžtam į namų grupės. Nu va, dabar jau smagiau viskas, ar ne? Taip. Taip. Taigi dabar namų grupėse kiekvienas labai trumpai pristatykite svarbiausius dalykus. Kitiems jūsų draugams yra žinomos tos temos. Todėl verčiam vis minčių žemėlapius, kad mes galėtumėm juos papildyti, paryškinti. Taip, ir kartojam. Jūs tai turit padaryti nedaugiau kaip per 10 minučių. Todėl pasistengit kiekvienas kalbėti daugiau šiek tiek kaip minutę. Taip? Taigi, pirmieji.
Šiek tiek garsiau. Netrukdyk. Šaunuoliai, kad papildot vieni kitus. Šaunuoliai. Bizantija? Jūs apie amžių kalbat? Dabar galvokim, kur Bizantijos pradžia 395, kai skyla Romos imperija, ne 390 amžius kelintas? 4 amžius. O paima Konstantinopolį tik 1453 amžius kelintas? 15, teisingai. Daugiau kaip 1000 metų. Vakarų Romos imperija neišimta. Taip, pirmieji baigia, antrieji. Antroji tema, į pabaigą pradedam trečiąją temą. Tik kertinius dalykus. Vėl viena tema baigiama aptarti, artėjam prie sekančios temos. Kas ketvirtieji pas mus? Pajuntam tą skirtumą, ką reiškia tada mokyklos ir ką reiškia šiandien pas mokyklos. Taip. Vėlgi vieną temą užbaigiam, pradedam sekančią temą, artėjam jau prie vikingų. Paklaus draugų pagalbos. Taip, jeigu neina tarnybos, tai praranda teisę į beneficiją. Verdenas. Šaunuoliai vieni kitus papildot, padedat gerai. Taip. Ir ar galim artėti prie slavų? Taip, kartojam visi slavus. Šaunuoliai, ar čia dėl slavų ginčas? Ir visi esat teisūs. Pagonybė iki krikščionybės priėmimo, ar ne? O paskui vėlgi tai gausiausios gentys, tai reiškia rytų pietų slavai iš Konstantinopolio, tai stačiatikybė, taip? O vakarų slavai daugiau katalikybė, nes iš Romos atėjo krikščionybė. O iki krikščionybės priėmimo, aiškiai, tai pagonių tikėjimas. Todėl jūs visi buvot teisūs, tik ne vienu metu. Tu norėjai dar kažką paklausti? Ne?
Jeigu dar kam labai reikia, paskutinius žodžius ištariam, užbaigiam pradėtą mintį, bet mes jau turėjom užbaigti šitą užduotį ir sugrįžkim prie uždavinio. Taigi, pirmoji dalis pamokos, ta pagrindinė, mes dabar labai greitai turėjom sujudinti savo atmintį ir pakartoti, prisiminti, išskirti svarbiausius dalykus. Bet juk mes tai padarėm tik tarpusavį, ar ne, bendraudami ekspertų grupėse čia. Tuos sutarimus mes turim paviešinti, padaryti juos bendrais. Todėl keliaujam toliau ir dabar mes dirbsim bendradarbiaujančiose grupėse ir kursim įmagnetintas santraukas. Bet yra 6 temos, o mūsų yra 4 namų grupės. Sakykit, kaip jūs žiūrite į skaičius 3 ir 4? Gerai žiūrit? Reiškia, iš jūsų, tie, kurie buvo 3 ir 4, pereinam. 3 pereina į tą grupę, 4 į tą. Ir taip turėsim dar 2 papildomas grupės. Dabar jau jūsų dėmesio centre atsiduria aplankai. Tai yra jūsų įmagnetintas žodis. Taip. Ir iš aplanko išėmę tas sudėtinės dalis, pamėginkit visų pirma atsirinkti, kas tinka. Ką jūsų įmagnetintas žodis traukia, ką atmeta. Susidėliokit ir suklijuojam. Gal pamėginkit pagrupuoti, ar ne, kur datas metat į vieną dalį, teritoriją į kitą. Taip. Ar jums sekasi? Šitas jums netinka, gerai, šunam. Jau turėtumėt būti apsisprendę, kas jums tinka ir pradedat klijuoti. Pasidėliokite imperatoriaus. O pažiūrėkim čia. Imperatoriaus valdžia. Tinka šitas? Netinka. Irgi meskim į šalį. Pažiūrėkim, gyvenimo būdas, tautų pasigrą prie migracijos, ne? Taip, į kažkokias grupės pas jūs turi sueiti tos mintys. Taip, dabar pažiūrėkit, Bizantijos misionieriai, Krikštas Kijevo Rusios, Kirilica cerkvės, ar iš Bizantijos negalėjo? Ar su slavais nesusiję Kirilica ir cerkvės? O Bizantijos misionieriai negalėjo pas slavus platinti krikščionybės iš Konstantinopolio. Jeigu apsigalvojot, klijuokit, jeigu tikrai ne, dėkit į šalį. Taip, aš jūsų klausau. Taip. Ar jūs tikrai šitą atmetat? Darbai turėtų būti užbaigti arba beveik užbaigti. Viskas laikosi? Paskutiniai susitarimai dėl pristatymų. Mokslas. Vokietija, Italija, šitą pamėginkim sudėti. Ir čia irgi bus palikimas, po suskilimo pradėjo formuotis. Dabar datas pamėginkim sukelti į vieną vietą, gerai? Va.
Jūsų sprendimas. Gerai. Taigi susikaupiam. Laikas baigėsi. Darbelius pamėginkim apversti, kad jie mūsų neblaškytų. Jūs savo temą vis tiek geriau išmanot už bet ką kitą. Dabar paklausykim, ką kalbės kiti. Vėlgi grįžtant prie savo minčių žemėlapių, kad juos galėtumėm pildyti, braukti, ar ne, kartoti, susitarti. Ir jūsų sprendimas priimtas. Žinot, kaip pristatysit, žinot, ką akcentuosit, žinot, ką siūlysit. Mums pakartoti, prisiminti, žinoti, kaip pristatot, sprendimai jūsų. Galit dviese pristatyti, kaip susitarėt, taip yra dviese, tryse, vienas. Tai yra grupės sprendimas. Ir pasistengime vėlgi taupyti laiką. Būtų labai gerai, jei per minutę, per šiek tiek daugiau kaip minutę mes sugebėtumėm tai padaryti. Taigi, darbeliai visų apversti, visų. Arba bent pasistengit nekreipti tai dėmesio. Ir pradedam. Galim pradėti. Taip. Taigi, pirmoji tema – Bizantija. Kur mūsų Bizantija? Prašau. Taip, sustokit, kad ir jūs matytų, ir jums būtų patogu. Taip, visas dėmesys jums. Mes jūsų klausom. Mums sekėsi dirbti gerai. Mūsų tema buvo Bizantija, kuri susikūrė 395 metais ir skilo 1453. Bizantija rūpinosi savo antikos paveldu, statė naujus pastatus, kūrė mokyklas, taip pat statė viadukus bei tvirtinimus, tiesė prekybos kelius, gamino šilką, prekiavo su kitom valstybėm. Dar Bizantija buvo įsikūrusi čia. Konstantinopolis buvo antroji Roma buvo didžiausias to meto miestas, kuriame gyveno 500 000 gyventojų. Taip pat buvo labai daug didingų rūmų, bet to buvo įkurtas kaip ir hipodromas. Buvo Bizantijos sostinė, kur buvo įsikūrusi už čia. Bet to hipodromo galima laikyti kaip beveik didžiausias pasiekimas. Imperatoriaus beje buvo pat neribota valdžia, jį rinko aukščiausi pareigūnai. Paskiau skilo bažnyčia, atsirado rytuos ir vakaruose skirtingos tikėjimo pusės, stačiatikiai katalikai. Turėjo dvi sostinės, Konstantinopolį ir Romą. Tai pas katalikus buvo popiežius ir patriarchas, o taip viskas. Pas katalikus buvo ir popiežius ir patriarchas? Katalikų bažnyčios galva popiežius, o rytų bažnyčios stačiatikių patriarchas. Taip, norėčiau sugrįžti prie skilo. Jūs taip aiškiai paryškinę. Ar tikrai skilo? Skilo Romos imperija, senovės istorijos pabaigoje, ar ne, 395 metai, į rytų ir vakarų. O kai kalbam apie Bizantiją, apie rytų Romos imperiją, ši imperija žlugo, Konstantinopolis buvo paimtas, ar ne, skilo, ko gero reikėtų labai atsargiai naudoti. Taip, dabar žemėlapis susideda iš 3 dalių, patikslinkit prašau. Viršutiniam žemėlapyje yra senovės Romos imperija ir kodėl jinai yra ten punktyrinė linija, dalinama. Gal galit paaiškinti? Taip, dvi tos imperijos ir būtent rytų Romos imperija ir davė pradžią Bizantijai. Mes galim naudoti ir vieną, ir kitą sąvoką. Ačiū, atsikvėpkit.
Taip, jūsų žemėlapis. Atsistokit, čia gal bus Mūsų patogiau. tema buvo arabai ir islamas. 622 metais Mahometas išvyko į šventą miestą Mediną ir nuo tada skaitoma islamo pradžia. 732 metais frankai sumušė arabus prie Poitiers, taip sustabdė jų plėtimąsi. Patikslinam, aš tą patiksiu. Mūšis. Sustabdė jų plėtimąsi toliau. 1001 naktis buvo labai populiarus literatūros kūrinys, ten apie meilės eiles, ten. Taip. Islamas. Pasakos didelės ir Islamas gražios. buvo pasaulinė religija, Alachas buvo kaip ir Dievas, Mahometas tai pranašas, Koranas tai šventoji knyga, persikėlimas iš Mekos į Mediną, tai 610 metais Mahometas patyrė regėjimą oloj ir taip jisai kaip ir suprato, kad jam reikia vestą šalį į tą naują tikėjimą ir o anksčiau tikėjo tam Mekoj, tai buvo akmenys slaptai ir visada perkėlė tą visą į Mediną. Taip, ir tas išėjimas iš Mekos į Mediną, tik patikslinkim, tu minėjai 610 metus. Ar tas išėjimas arba vėliau vyresnėse klasėse jūs pradėsit naudoti savoką hidžra? Tai ar 610? Kelinti? 622. Taip, pas jūs išskirtas. Ten buvo įsteigta daugybė mokslo įstaigų, pasiekimai, kad buvo kaip išmatuotas žemės rutulio dydis, labai buvo matematikui gabus, pažino žemėlapius, gerai išmanė mediciną. Dabartinėje mieste yra įsteigta net 27 mokslo įstaigos. Taip. Dabar, jeigu mes sugrįžtumėm šiek tiek prie žemėlapio, tai parodykim, ką mes turėtumėm mokėti parodyti žemėlapyje, surasti arba pažymėti žemėlapyje. Kokie centrai yra pagrindiniai? Medina ir Meka. Taip, šaunu. Toliau valstybės plitimas ir į vakarus, ir į rytus. Tai praktiškai per 3 žemynus Londono, išsitęsia. Ispanijos iki Indijos. Taip. Ir dar kartą patikslinkit, Poitiers. Frankai su laiko. Taip, ačiū. Dėkui. Gal kas nori dar patikslinti ar papildyti, gal ką pastebėjo? Krikščionybės plitimas. Mūsų tema buvo krikščionybės plitimas Europoje. Mums dirbti sekėsi labai gerai. Kalbant apie krikščionybės plitimą Europoje, mums svarbu žinoti vietą, tai būtų Konstantinopolis ir Roma. Krikščionybė labiausiai plito 4 ir 5 amžiuje, o 1054 metais suskilo riba skyrusi rytus ir vakarus. Taip, krikščionybės, kaip buvo miestas svarbiausias Roma, o stačiatikių Konstantinopolis. Ir ta riba labai kaip jautėsi, kai 1054 metais kilo tos bažnyčios. Ir stačiatikiai buvo rytuose, o katalikai vakaruose. Taigi bažnyčios gale tai buvo, kad bažnyčia buvo pagrindinis to meto gyvenimo visas centras buvo pagrindinis. Vakarų Romos imperijos žlugimas tai buvo, kad skilo Vakarų Romos imperija ir pasidalijo, tai buvo 1054 metais kilo. Paskui visuotinės suirutė, tai buvo, kai visuotinės suirutės metu dvasininkai teikdavo vargšams, duodavo duonos, nakvynę duodavo, paskui barbarai, tai buvo kovos būdavo su barbarais
Ir barbarai krikštijasi arba savo noru, arba kai jų vadovai jiems liepia, dėl to, kad būtų tokį pripažinimą gautų kažkas tokio. 10 Dievo įsakymų sugalvojo barbarai ir tai tapo kaip ir tada krikščionės turėjo laikytis tų 10 Dievo įsakymų. Dar krikščionės turėjo ir laikytis amžinųjų pažadų. Ir Taip. Gal tada mes šiek tiek stabtelkim, ar pastebėjom, ką reikėtų galbūt keisti, ar į ką atkreipti dėmesį? Į laiką reikia atkreipti dėmesį. O aš norėčiau patikslinti kelis dalykus. Visų pirma, kai kalbam apie skilimą, tai įvardinkim. 395 metais kilo Romos imperija. O kai kalbam apie 11 amžiaus vidurį, tai skilo kas? Kas skilo? Krikščionių bažnyčia skilo, taip, į rytų ir vakarų. Tai čia būtų labai rimta klaida, jeigu mes ją toliau išlaikytumėm. Dabar dar vienas didelis netikslumas ir ko gero grubi klaida būtų, atkreipkim dėmesį, ar kas nors galėtų kalbėti, kad barbarai sugalvojo arba pradėjo naudoti 10 Dievo įsakymų. Tai irgi toks netikslumas, bet kalba eina apie krikščionybės atsiradimą ir dar netgi dar senesnius laikus, mes galim kalbėti, pernai mes šnekėjom apie tai, judaizmo atsiradimą, 10 Dievo įsakymų, su barbarais mes nesiekėm. Jie laikėsi, jie prisėmė laikytis. Taip, bet kokia atveju esat šaunuolės, puikiai panaudojat laiko juostą. Ačiū Jums. Taip? Na? Skubam. Pasistengit išlaikyti laiko reglamentą. Mūsų tema buvo Frankai. 5 amžiaus pabaigoje iš Frankų genčių, kai gimė Karolis Didysis, Karolingo dinastijos palikuonis, prasidėjo Karolingo atgimimas. 80 metais popiežius vainikavo Karolį imperatoriumi. Karolis Didysis padarė daug reformų. Jisai plėtė daug krikščionybės, tada įvedė rašto reformą mažasias raides. Pradėtos statyti mokyklos. Jis už ištikimybę duodavo pavaldiniam beneficijų žemės valdų. Atgaivintas mokslas ir menas. Taip, tai yra karolingų renesansas, karolingų atgimimas. Ar galėčiau aš Jums padėti? Gerai. Tai visų pirma, tada gal taip, šiek tiek struktūrizuokim tos atsakymus. Dar kartą grįžkim prie datų. Ką mums apie laiką kalbant reikėtų žinoti? Visų pirma, 5 amžius. Su kuo siejam? Su valstybės pradžia, su valstybės susikūrimu. Taip, bet ne su Karolio didžiojo gimimu arba karolingų pradžia. Toliau 800 metai mums labai svarbus yra taip, imperijos pradžia, imperijos įkūrimas ir 843 padalintai. Taip, žemėlapį mes ir matom, pradėkim nuo to, kai Frankai nukariauja galę, susikūrė valstybę. Toliau antrajam žemėlapį kas yra? Imperijos. Sukūrimas imperijos ir trečiojoje daly. Taip, imperijos padalinimai. Palikimas ir yra tas, kad pradėjo kurtis 3 naujos tautos, naujos valstybės. Taip, vienas didžiausių centrų Karolio imperijoje. Achenas, vienas garsiausių, didžiausių miestų ir mums tai reikia žinoti. Taip, ką dar norėtumėt pasakyti, priminti mums? Ir kad Verdeno sutartimi pasirašė tą 3 jo vaikaičiai. Taip. Taip. Viskas?
Ačiū. Mūsų tema buvo vikingai. Mums sekėsi dirbti gerai, pasidalėjome darbais. Kalbant apie vikingus, mums būtina žinoti, kad svarbiausia jų žygiai vyko nuo 8 iki 11 amžiaus. Vienas iš pirmųjų jų pasirodymų vyko 793 metais Anglijoje. Atsiprašau. vikingai gyveno slavų žemėse ir užkariautose... Skandinavų, atsiprašau. Ir užkariautose žemėse įkurdavo kolonijas, tai buvo tai Islandijoje, Grenlandijoje ir manoma, kad apie 1000 metais vikingai atrado Šiaurės Ameriką, kur pavadino Vilniaus. 9 amžiuje vikingai užėmė patį svarbiausią prekybos centrą, kuris tiesėsi nuo Baltijos jūros iki Juodosios jūros ir slavų žemėse įkūrė valstybę Rusiją. Vikingai tai yra puikūs kariai. Jie dažniausiai puldavo ankstų rytą, kai pakildavo rūkas, arba vėlų vakarą, kai niekas to nesitikėdavo. Didžiausia jų karo paslaptis tai yra puikūs laivai, manevringi drakarai. Su jais galėdavo praplaukti pačias didžiausias kliūtis. Runos ir sagos. Ant runų ir sagų rašydavo savo didžiausius žygdarbius vergai. Kai puldavo šitas naujas žemės, juose imdavo vergus ir jie dirbdavo jų žemėse. Toliau prekyba. Jie buvo geri pirkliai, pirkdavo auksą ir kitas brangias medžiagas. Gintarą. Beje, nepamirškime, kad 854 metais vikingų pirmieji pasirodymai Baltų žemėse. Ko gero, atsiprašau, ne pirmieji pasirodymai, o pirmą kartą yra paminėta lietuviška vietovė, Apuolė. Ačiū, kad padedat sunu. Viskas. Šaunuoliai esat. Ačiū. Tik norėčiau patikslinti. Jūs sakėte, kad ant sagų ir ant runų rašė. Ar mes galėtumėm su tuo sutikti? Sagos tai yra tie kūriniai, ar ne? Runos įrašai akmeniniuose, bet taip sakyti, kad ant sagų, ant runų, kitaip šiek tiek. Bet jaudulys daro savo. Ačiū, šaunuoliai. Sagos ir runos mums turi būti čia. Mūsų tema buvo slavai. Slavai yra viena gausiausia Europos tautų grupė, jie yra indoeuropiečiai. Slavai gyveno kaimeliuose, jų svarbiausias verslas buvo žemdirbystė. Žemdirbystė, gyvulininkystė, gyveno kur? Įtvirtintuose kaimuose. 5-7 amžiai buvo didžioji slavų migracija, kai jie paskirstė rytų, pietų ir vakarų slavus. Taip. Misionieriai vertė krikštytis rytų ir pietų slavus. Ir vienuoliai sukūrė savo raidyną kirilicą ir statė cerkves pagal Bizantijos stilių. Taip, todėl, kad iš ten atėjo krikščionybė. Kilo Rusija, tai per pietų slavų žemės jos svarbus prekybos kelias Novgorodas. Novgorodas buvo prekybos centrai ir jį valdė Riurikas ir jį vikingai kaip užvaldė ir taip. Tai su vikingų prekybos keliais ir su šitu centru ir susiję pradžia, taip? Ir pirmieji iš tų, kurie pradėjo valdyti, kūrė tą valstybę ir buvo variagai, vikingai. Taip. Ką mums reikėtų žinoti žemėlapyje? Čia kažkur yra šita... Gerai, padėsim kartu. Čia kažkur buvo karus. Taip, padėsim. Pirmiausiai, mes kalbam apie slavų paplitimą, tai vakarų slavai, ko gero, bus daugiau į vakarus, ar ne, dabartinės Lenkijos teritorijos, į pietus, link Balkanų. Taip, tai bus
pietų slavai ir čia mes ir turim didžiausią dėmesį sukauptą rytų slavams. Naujai susikūrusi valstybė ir jos centras buvo kas? Kijevo Rusia valstybė vadinosi, o centras Kijevas. Taip, šaunu. Dar turim ką pasakyti. Penktam amžiuje slavai kalbėjo slavų pokalbę. Gerai, tai tada ačiū. Palikim jūs kol kas. Dėkui. Dabar vieną akimirką grįžtam prie to. Jūsų grupės, pasakykit bent po vieną dalyką. Kas mums šiandien sekėsi, jūsų, ką reikėtų keisti. Kartoti buvo gerai, taip, kas dar? Laisvai kalbėjo, informatyviai, o ką reikėtų keisti, ką reikėtų atkreipti dėmesį? Garsiau kalbėti, ką jūs siūlot, ką dar reikėtų? Laiką apriboti. Laikas yra mūsų... Aiškiau, galbūt daugiau sugrupuoti mintis, atsakingiau. Taip? Geriau jaustis. Ne kaip jautėmės, ar ne? Nieko. Viskas yra gerai. Taigi, pamokos uždaviniai kaip ir įveikti. Nepamirškime, kad namuose mes turim dar kartą peržvelgti svarbiausius dalykus, patikslinti datas. Jeigu mes jas norim naudoti, jos turi būti tikslios, patikslinkim savokas. O dabar, galvodami apie tai, ką mes veikiam ir kaip mums sekėsi, sugrįžkime prie mūsų pasiekimo voratinklio. Verčiam sąsiuvinius ir kiekvienas vertinkim savo, kaip mums sekėsi. Kaip sekėsi susidoroti su laiku, kaip sekėsi kalbėti. Gerai? Ir paskutinieji. Taigi, blitz turnyras. Voratinklį užpildėm. Ir blitz turnyras. Kiekviena grupė, kad vėl išsijudėtumėm, kad mūsų nuotaika pakiltų. Ar mes iš tiesų pakartojom, ar tikrai mums pasisekė. Kiekviena grupė po vieną klausimą. Nenusivilkite, jeigu kažkas nelabai pasiseks. Ne visi klausimai yra vienodo sunkumo. Taigi pirmieji. Frankų imperijos įkūrėjas. Karolis Didysis. Sutinkam? Sutinkam. Antrieji. Bizantijos vardu vadinama. Stop. Antrieji, pirmieji, leiskim jiem, suteikim žodį. Rytų Romos imperija, o kiti šiek tiek paskubėkim. Visi sutinkam? Taip, čia jau klaidų nebėra. Taip. Kas būdingas senovės istorijos laikotarpiui? Krikščionybė. Kas būdinga? Krikščionybės budimas. Ar visi Europoje? Ar visi su tuo sutinkam? Vergovinė santvarka. Tikėtina, kad. Kodėl suklydom? Ar atkreipiam dėmesį? Senovės, ne viduramžiams. Senovės. Visi kiti trys atsakymai tiktų viduramžiams. Taip? Bet čia klausime apie senovę. Taip? Todėl vergovė. Dabar, kuri grupė neatsakinėjo? Jūsų. Alachas pasiuntė mane pas jūs kaip pasiuntinį, davė man knygą ir sakė būti jūsų apreiškėjų ir sergėtojų. Aš paskelbiau jums mano valią ir mokiau jūs. Taigi, remdamasis dokumentu įvardinkite religiją ir jos pradininkus. Sutinkam? Taip. Toliau, romėnai, kuri grupė neatsakinėjo? Jūsų? Taip. Nepaprasta. Romėnai laiką skaičiavo nuo Romos miesto įkūrimo. Nurodykite įvykį, nuo kurio laiką pradėjo skaičiuoti. Krikščionys. Nuo ko galėjo pradėti, nuo kurio įvykio? Nuo bažnyčios kilimo. Nuo Kristaus gimimo. Taip paprasta, taip kasdien naudojama. O musulmonai, kaip jūs galvojate? Musulmoniška era, musulmoniška... Prašau? Nuo islamo pradžios. Taip, jums dar tik šiek tiek išgirsta žodis hidžra. Taip. Taigi,
neblogai čia mums sekasi ir kaip dar vadinami žmonės iš šiaurės. Po vieną, nesikartokim. Normanai, vikingai, variagai, žuvėtrus kas nors girdėjęs? Taip. Šiaurės žmonės taip yra vadinami. Taip? Taigi, pristatant darbus, kartojant, dar kartą primenu, buvo netikslumų. Todėl mes dar kartą persižvelgim svarbiausius dalykus, atsakingiau pasižiūrėkim, bet užduotys rodo, kad ne taip blogai mums pavyko. Taigi, geros dienelės. Ačiū už pamoką. Taigi, viskas ateina ir viskas praeina. Pamoka baigėsi, įspūdžių labai daug. Todėl, kad ko gero tai viena iš tų pamokų, kurią galima analizuoti labai įvairiais aspektais. Bet galbūt aš apsistosiu tik ties pirmaisiais tais mano įspūdžiais ir daugiau ties tokiais tradiciniais dalykais, kai pamoka pasibaigia, apie ką galvoji. Reiškia, visų pirma, pats pasirinkimas pačios pamokos metodų, ar jie buvo tinkami. Ko gero, nebuvo viskas taip lengva, bet patys metodai buvo tinkami. Todėl, kad mes kartojam, mes apibendrinam ir tiek durstinys, tiek antroji daly naudojamos įmagnetintas santraukos, jos leidžia mokiniams pabuvoti keliuose vaidmenyse ir pakartoti taip pat įvairiais aspektais. Jeigu durstinio metodas, jie namų grupėse durstydami tą visą temą, visą ciklą, jie jautėsi pakankamai saugus. Jie kalbėjo, jie dalinosi informaciją, jie darė vienokias arba kitokias išvadas. Jiem ten buvo saugu, bet ir vėl kiekvienas turėjo galimybę pasitarti, pasikalbėti, išsisakyti, vienas daugiau, kitas mažiau pagal savo galimybės. Kita vertus, antrojoje pamokos dalyje įmagnetintos santraukos, jos taip pat yra be galo įdomus metodas, bet čia mokiniams jau darosi sudėtingiau, nes visų pirma atsakomybė yra labai didelė, jie rengiasi pristatyti, jie rengiasi pasakyti, o vis dėlto tai yra aštuntokas. Jo patirtis yra nemaža, jie pratę tai daryti, bet atsakomybė kartais mums visiems šiek tiek pakerta mūsų galias. Taigi mokiniai su ta užduotimi susidorojo, jie pakankamai tiksliai atliko užduotis, tai yra pačius organizacinius visus dalykus, jie labai gražiai skirstėsi į grupės, jie gražiai dirbo, geranoriški buvo, tačiau pristatant darbus mes susidūrėm su tam tikrais sunkumais. Viena tai, kad žinant tos klasės energiją, jos galimybės, jie pakankamai nemažai klydo pristatydami. Tai buvo man šiek tiek netikėta, jiem buvo sunkoka susidoroti ir su laiku. Dabar antras dalykas, kaipgi mums sekėsi pasiekti savo uždavinius. Vėlgi, negalima sakyti, kad tai buvo labai paprasta ir labai lengva, bet uždavinius mes pasiekėm. Apie patį turinį. Pats turinys, tai yra viduramžių pati pradžia. Ir tarkim, jeigu mes kalbėtumėm apie ankstyvuosius viduramžius visais aspektais, tai šiuo metu, pabaigus tik tai pirmąjį ciklą, yra aštuntokam per sudėtinga visais aspektais kalbėti. Todėl mes daugiau akcentavom religijos reikšmę viduramžių visuomenėje, besikuriančioje viduramžių visuomenėje, ir kaip ryškiausius bruožus tai yra viduramžių valstybių kūrimosi laikotarpius. Vertinimas. Vertinimo mes rengiamės vėlgi kiekvieną ciklą pabaigę. Mes turim savo pažangos vertinimo tvarką, susitarimus ir vėlgi jie kiekvieną ciklą žymi pažangos fiksavimo lentelėje savo rezultatus,
Bet sekančią pamoką, aišku, prieš tai mes sudėję kažkokius esminius akcentus, laikas, erdvė, pasiekimai, mes rašysim diagnostinę patikrą, reiškia pasirenkamo atsakymo klausimai, vienoks ar kitoks darbelis žemėlapyje, vienoks ar kitoks darbelis su šaltiniu. Taigi, jeigu dabar tie paskutiniai žodžiai ir paskutinės tos išvados, galima matyti nemažai trūkumų, bet vis dėlto, jeigu tai yra aštuntokai, tai vertinant iš tos pozicijos, kad jie dar tik mokosi kalbėti, mokosi istorijos, mokosi tų pačių viduramžių, mokosi dalyvauti vienokioje ir kitokioje veikloje, tai vis dėlto vertinčiau, ko gero, gerai. Todėl, kad ir geranoriškumas, ir uždaviniai yra pagrindiniai pasiekti. Tiesa, su laiko reglamentu mums nuolat reikėjo šiek tiek paspartinti, nuolat reikėjo atkreipti į tai dėmesį, bet vėlgi, kaip minėjau, tai yra mūsų pagrindinis akcentas mūsų dabartiniam mokymėsi. Taigi, ačiū visiems, kurie man padėjo, buvo su mumis, pirmiausiai mano aštuntokams. Kiekvieną pamoką vertinti yra sunku, nes nepažįsti mokyklos, mokinių, mokytojos, tai yra tos aplinkos, kurioje visi šie pamokos veikėjai gyvena. Mano stebėtojai pamoka, ankstyvieji viduramžiai, kartojimo pamoka yra programinė 8 klasės tema. Mokytoja pasirinko gana sunkią temą ir šią temą mums pateikė. Reikia pasakyti, kad pamokos metu mokytojos ir mokinių santykiai buvo puikus. Matom, kad mokytoja puikiai valdo klasę, moksleiviai ją girdi ir mato, net kai mokytoja pakelia ranką, mokiniai iš karto reaguoja. Tai vienas iš teigiamų pamokos dalykų. Taip pat reikia pagirti mokytoją, kad pamokoje naudojama technika, daug iliustracinės medžiagos. Pradedant pamoką nagrinėti, reikėtų pirmiausia pradėti nuo pamokos tikslų ir uždavinių. Mokytojos įsikeltas tikslas pakartoti medžiagą, kartu iškelia ir tam tikrus uždavinius ir verčia juos suformuluoti. Šie uždaviniai buvo suformuluoti, tačiau jie buvo gana, sakytume, sunkus, parašyti greičiau mokytojui. Gaila, kad mokytoja su mokiniais ilgiau nesustojo ties pamokos uždavinių formulavimo. Jeigu būtų uždaviniai suformuluoti kartu, tuomet jie būtų žymiai suprantamesni mokiniams. Puiku, kad mokytoja pamokos metu naudoja 2 metodus - durstinio ir įmagnetintos savokos. Ne kiekvienas mokytojas ryžtasi juos naudoti pamokų metu. Todėl suprantama, kad šios naujovės visada naudojamos naujovės visada dažnai yra tobulintinos. Ir naudojant šiuos metodus reikia gero įdirbio. Tai yra dirbti ir juos naudoti ne vieną kartą. Naudojant pamokoje minčių žemėlapį, mes, tiesą sakant, nežinome ir nematome,
kas buvo moksleivių užrašuose, kaip tie minčių žemėlapiai buvo sudaryti ir kada sudaryti kiekvienos pamokos pradžioje ar pabaigoje. Tačiau mes taip pat nežinome kito dalyko, kiek šitie minčių žemėlapiai paveikė įmagnetintų žodžių plakatų kūrybą. Pristatant plakatus, moksleiviai juos pristatė gana chaotiškai, neturėjo vieningo plano. Todėl tobulintinas dalykas ateityje matyt galėtų būti tai, kad moksleiviams būtų pateiktas plakato sudarimo planas. Na, pavyzdžiui, jeigu kalbame apie frankus, tuomet matyt reikėtų pristatyti frankų gyvenamą vietą, jų valstybės kūrimosi vietą, nurodant amžius, tai yra laiką, bei frankų kultūros pasiekimus. Pabaigoje mokiniai kartu su mokytoja šią temą įtvirtino atlikdami testą ir šis patikrinimas buvo, mano manimu, neblogas, tačiau reikėtų dar pabrėžti, kad mokiniai medžiagą įsisavino neblogai, nors trūko galbūt šiek tiek sistemingumo.